Sveiki, aš esu Aidas Giniotis, režisierius, aktorius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius, ne vieno aukščiausio teatrinio apdovanojimo nugalėtojas, Riterio kryžiaus už nuopelnus Lietuvai nešiotojas, todėl manau, kad turiu teisę pasisakyti viešai ir pakalbėti apie savo skausmus. Aš gyvenu Novosiolkų kaime, Širvintų rajone, kur mes dabar ir esame. Ir prieš maždaug 14 metų turėjau didelę svajonę, sudėjau visas savo santaupas, pasiėmiau didingą paskolą iš banko ir nusipirkau namą, arba, kaip sako miestiečiai, sodybą, būtent čia, kur mes dabar esame. Čia mes kiekvieną vasarą rengiam kūrybinės stovyklas su aktoriais, su būsimaisiais aktoriais, studentais. Čia mes kūrėme naujus spektaklius, čia yra puiki kūrybinė aura, puikus gamtos prieglobstis ir labai gera vieta sielos ir širdies atgaivai. Ir skauda tai, kad paskutinis projektas, kurį vykdo energetikos puoselėtojai, paliečia ne vieną gyventoją, kuris čia gyvena jau seniau, ir tokius kaip aš, kurie čia atsikraustė, kad leisti savo vasaras ir šventes įvairių metų laiku, o galbūt paskui ir savo senatvę praleisti būtent ramioje puikioje vietoje. Galima įsivaizduoti, dabar pavadysim tą padaryti kompiuterinės grafikos pagalba, kaip ši vieta atrodytų po projekto įgyvendinimo. Aš kalbu apie vėjo jėgainės. Aišku, tas labai gražus pavadinimas vėjo jėgainių parkas, jis turi save ir tokią klaidinančią iliuziją, nes aš visada renkuos gamtą, renkuos žaliuojančius parkus ir visiškai nenoriu gyventi tarp vėjo jėgainių, kurios kaip gigantiškos pipetės stovės man iš visų kraštų. Jeigu kas paklaustų, ar aš esu už Lietuvos energetinę nepriklausomybę, taip, be abejonės. Aš už saulės baterijas, už visokiausius išradimus ir naujoves, bet ta naujovė, kuri žada ateiti į mūsų rajoną, šalia mūsų, yra visiškai prieštaraujanti natūralios gamtos dėsniams. Aš suprantu, kad niekas negalvoja, kaip tos jėgainės atrodys, kur jos dings, kur ir kaip jos bus palaidotos, kai nustos veikti. Aš suprantu, kad žmonės visiškai be sąžinės nesirūpina paukščiais, gyvūnais ir tikrai aišku, kad atsiradus tam parkui, visa fauna tiesiog paliks šitos kraštus ir pasiieškos geresnių vietų Lietuvoje ar kur nors kitur. Bet čia turbūt reikėtų pakalbėti ir apie žmonės, kurie neprieštarauja gamtai, nori būti joje, nori susilieti su ja. Aš asmeniškai negavau jokio pranešimo, jokio įspėjimo, iš vis jokios informacijos, išskyrus tą, kurią sužinojau iš kaimyno ir paskui pradėjau sekti Facebook'e kraštovaizdžio tinklapyje. Galbūt yra žmonių, kurie norėtų gyventi tokiame parke. Galbūt jie gali išpirkti visas žemes, duoti naudingus pasiūlymus vietiniams gyventojams, ūkininkams. Nors aš manau, kad daugelis jų pasirinkę savo gyvenamąją vietą būtent šias vietovės, nenorės iš čia niekur keltis ir nenorės niekur važiuoti, kaip nenoriu iš čia išvažiuoti ir išsikelti aš. Taip kad atkreipiu dėmesį į tai, jau kaip sakiau, neminint požiūrio, nežmoniško požiūrio į gamtą, į tokį žeminantį ir nežmonišką požiūrį į čia gyvenančius žmonės. Vis tik jų nuomonė turėtų būti labai svarbi, labai vertinima
Jo labiau, kad, taip vadinkim, mano kabutėse jėgainė stovės arčiau negu 600 metrų už gero puskilometrio, artimiausia. O aplinkui važiuojant į pro Zibalus, pro Kiauklius, pro Šešolėlius, mes nebesižavėsime ežerais, miškais ir gyventojų nameliais, o matysime tas gigantiškas pipetės, kurios viena į kitą visiškai panašius kaip du vandens lašai. Jeigu kam nors tai yra gražu, mes visada kviečiam vaikščioti po tos parkus. Aš asmeniškai to nenoriu ir nesutinku kategoriškai su jokiais tokiais pasiūlymais, kurie daromi gyventojų sąskaita. Čia yra toks labai savotiškas biznis. Mes darom, kad būtų geriau Lietuvai, mes darom, kad būtų šioks toks pelnas, bet kitų žmonių ir materialinė, ir dvasinė sąskaita. Aš tam prieštarauju.